Sveiki, mes sveikiname Jūs iš Vatikano, dvasinės pasaulio širdies. Būtent čia, Vatikane, šiandien vyksta unikalus renginys, pasaulinis pokyčių lyderių susitikimas, transcendencija ir žmonijos ateitis. 10-oji jubiliejinė konferencija. Šis viršūnių susitikimas suburia mokslininkus, lyderius ir diplomatus iš viso pasaulio. Jis skirtas rasti atsakymus į pačius aktualiausius mūsų laikų klausimus. Žmogaus ateitį, technologijų vietą ir dvasinės vertybės šiuolaikiniame pasaulyje. Pasaulinis pokyčių lyderių aukščiausių lygio susitikimas rengiamas globojant pažangiųjų studijų ir bendradarbiavimo institutui, remiant Popiežiškai mokslo akademijai. Jo įkūrėjas ir įkvėpėjas yra profesorius Gabriele Paupė Andreoli. Filosofas, humanistas ir vizionierius, vienijantis intelektualius ir dvasinius lyderius iš viso pasaulio dėl etinės pažangos idėjos. Įžanginė profesoriaus Andreoli kalba įkvėpė visus susirinkusius konstruktyviam dialogui ir naujiems atradimams. Aukščiausių lygio susitikime dalyviai aptarė įvairias temas. Nuo dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų etikos iki ateities medicinos ir tvaraus vystymosi. Tarp garbingiausių susitikimo dalyvių buvo ir pastorius daktaras Markas Burnsas, vienas įtakingiausių mūsų laikų religinių lyderių, Donaldo Trumpo dvasinis patarėjas ir tarptautinės dvasinės diplomatijos iniciatyvos, vienijančius visų tikėjimų lyderius, siekiančius sustiprinti pastangas taikai, abipusiai pagarbai ir žmogaus orumo apsaugai įkūrėjas. Jo kalba Vatikane atidarė pirmąją aukščiausių lygio susitikimo paralelinę sesiją. Man didelį garbė būti čia. Labai ačiū už galimybę atvykti ir savo akimis pamatyti šį darbą. Aš kalbu apie barjerų griuvimą, o ne apie tarptautinės sutartis. Dievas man suteikia nepaprastą galimybę sukurti tai, ką aš vadinu dvasinę diplomatiją. Kiekvienoje kartoje ateina akimirka, kai tikėjimas turi pakilti virš baimės. Kai reikia statyti tiltus ten, kur egzistuoja sienos. Ir kai tiesos balsai turi būti išgirsti ten, kur tyla leidžia augti neapykantai. Aš manau, kad ta akimirka yra tiesiog dabar. Musulmonai nėra priešai. Judaizmas nėra priešas. Krikščionybė nėra priešas. Problema yra netikėjimas. Problema yra žmonės. Ir kai tai suvoki, supranti, kad vienintelis būdas įveikti religijų skirtumus, įveikti tai, kas mus skiria, yra susivienyti aplink tai, kas mus daro vienodus. O būtent mes kvėpuojame tuo pačiu oru, mes norime taikos, mes norime klestėjimo visiems savo vaikams, mes norime teisę šauktis Dievo. Kad ir kaip jūs vadintumėte Dievą savo kalba, jūs turite teisę tai daryti. Ir mes visi trokštame taikos ir klestėjimo. Taip gimsta dvasinė diplomatija. Aš meldžiuosi, kad išgirstumėte jos dvasią mano širdyje ir meldžiuosi, kad ir jūs persmelktų tai. Kiekvienoje srityje, įskaitant ir technologijas, mums reikia žmonių turinčių aukštą moralę. Jei technologijų nepalaiko geri žmonės, jos sukuria chaosą. Tai veda prie to, kad kiekvienas žmogus išnaudoja kitą ir su juo elgiasi negerai. Bet kai statybininkas turi plaktuką, jis stato namą, o kai piktadarys turi plaktuką, jis trenkia silpnajam per galvą. Todėl nuostabu, kai yra žmonių turinčių aukštą moralę, ir aš jums ploju už tai, kad vėl surengėte šią konferenciją ir pakvietėte mus, technologijų srities žmonės. Juk pats turiu technologijų įmonę. Labai svarbu, kad jūs, žmonės, turintys aukštą moralę, suprastumėte technologijų galią. Jei technologijos yra gerų žmonių, žmonių turinčių aukštą moralę rankose, mes galime statyti naujas ligonines, galime pamaitinti daugiau žmonių, mes galime palengvinti gyvenimą tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kad kiekvienas iš jūsų turėtumėte šansą. Tad meldžiuosi, kad suprastumėte tai, ką sakau. Ir esu labai dėkingas už galimybę kalbėti. Vienykimės ir tapkime dvasiniais diplomatais, nepaisant mūsų tikėjimo. Telaimina jūs Dievas. Ačiū.
Aukščiausio lygio susitikime taip pat dalyvavo Marina Avcinova. Tarptautinių judėjimo Alatra, pasaulinių mokslininkų, ekspertų ir specialistų iš daugiau nei 180 šalių alijanso, savanoriškai dirbančio klimato ir humanitariniais fizikos tyrimams, bendradarbiavimo etikos skatinimui ir žmogaus teisių apsaugai prezidentė. Mums, tarptautiniam visuomeniniui judėjimui Alatra, didelė garbė būti čia, Vatikane, pasaulinių pokyčių lyderių aukščiausiojo lygio susitikime. Esame be galo dėkingi profesoriui Gabriele Andreoli. Jis išskirtinė asmenybė, mokslininkas, humanistas ir vizionierius, kurio darbas jungia daugybę skirtingų pasaulių. Mane žavi jo gebėjimas sujungti mokslą, diplomatiją ir etiką per gilų žmogiškumo jausmą. Kaip pažangiųjų studijų ir bendradarbiavimo instituto prezidentas, jis sukūrė tikrą vyriausybių, mokslininkų ir pasaulinių institucijų sąveikos platformą. Jo darbas padeda mums, kaip civilizacijai, suvokti, kad tikroji pažanga matuojama ne tik tuo, ką galime pasiekti moksliškai, bet ir tuo, kaip giliai mes siejame save su visuotinėmis vertybėmis, abipusę pagarbą ir įsipareigojimu tarnauti didesniam gėriui. Per tokias iniciatyvas kaip pasaulinių pokyčių lyderių aukščiausio lygio susitikimas, Vatikanas subūrė religinius, mokslinius ir humanitarinius lyderius iš viso pasaulio. Manau, kad pastoriaus Marko Burnso dvasinės diplomatijos misija yra viena galingiausių ir vienijančių pasaulinių iniciatyvų mūsų laikais. Jam vadovaujant stipriai ir įkvepiančiai, ši iniciatyva dabar įgauna išties pasaulinį mastą, suvienydama tautas, bendruomenės ir pavienius asmenis bendroje misijoje kurti labiau užjaučiantį ir sąmoningą pasaulį. Alatra didžiuojasi galėdama būti pastoriaus Burnso vadovaujamos dvasinės diplomatijos, kuri įkūnija pačią vienybės ir moralinės drąsos esmę dalimi. Dabar esame Vatikane. Ir čia tiek daug nuostabių žmonių, turinčių didelę patirtį, profesorių, mokslininkų, gydytojų. Mane pakvietė profesorius Gabrielė ir tai, ką jis daro pasauliui, atiduodantis visą save ir įveikdamas savo asmeninius iššūkius, yra tiesiog nuostabu ir stulbina. Tai, kaip jis vienija žmonės, moko kitus ir didina sąmoningumą apie globalias problemas. Po viso to, ką šiandien girdėjau, aš tikiu, kad pasaulinių pokyčių lyderiai gali patys tapti pavyzdžiu ir perteikti savo etinę poziciją kitiems. Todėl aš labai džiaugiuosi šiuo renginiu, nes čia dalyvauja tiek daug nuostabių, iškilių žmonių ir jų balsai girdimi kaip niekada anksčiau. Aš manau, kad ši konferencija, šie žmonės ir jų darbas etikos ir kitais klausimais yra būtent tai, ko mums reikia, nes be to negalime augti kaip žmonija. Dabar aš jaučiuosi esąs tarp tų žmonių, kurie padės žmonijai augti. Pirmoji pasaulinių pokyčių lyderių aukščiausio lygio susitikimo diena prasidėjo atidarymo renginiu Brankačio rūmuose Romoje. Esame pačioje Romos širdyje, didingame princesės salone Brankačio rūmuose, paskutinėje miesto kunigaikščių rezidencijoje. Būtent čia pasaulio pokyčių lyderių aukščiausio lygio susitikimo metu vyksta iškilmingas profesoriaus Gabriele Paopei Andreoli knygos Transcendencija, kvantinės technologijos, dirbtinis intelektas ir žmonijos ateitis pristatymas. Mes pradėjome šią kryptimį dirbti maždaug prieš 10 metų. Ir supratome, ypač dabar atsiradus kvantinėms technologijoms, kad kvantiniai fizikai iš tiesų mums sako,
juk visi esame susiję. Šventajame rašte taip pat sakoma, kad visi esame vieno kūno ir kraujo dalys. Šia prasme grįžimas prie to, ką mums paliko mūsų protėviai ir ką mums perdavė Dievas, tai vienybės ir bendradarbiavimo žinia. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia ir manau, kad tai, ką darote, yra nepaprastai svarbu ir tikrai atliepia tai, ką darome mes. Dėkoju pastoriui Burnsui. Nuostabu, kad toks bendradarbiavimas išsivystė mūsų kelyje ir kad atvykote čia. Manau, kad Dievas mus tikrai veda. Po pristatymo įvyko turininga diskusija, kurioje dalyvavo žymus Vatikano pareigūnai, mokslininkai ir dvasiniai lyderiai. Įskaitant knygos autorių IASC prezidentą profesorių Andreoli, vizionierių, humanistą ir šio unikalaus mokslo ir religijos dialogų įkvėpėją. Mes pradėjome su tuo dirbti. Mokėme algoritmą, pradėjome užduoti klausimus ir bendradarbiauti su vyriausybėmis, bandydami joms paaiškinti, kur einame su šia technologija ir ką dar galime padaryti, kaip galime apsaugoti žmonės, kaip galime rasti loginį pagrindą technologijų diegimui, kartu išsaugant žmogiškąjį aspektą. Žinoma, monsinjoras Palija buvo galingas įkvėpėjas. Jis ilgą laiką dirbo su šiais klausimais. Ir galiausiai, kai aš kalbėjausi su jo eminencija kardinolu Parolinu, mane sužavėjo jo žodžiai apie transcendenciją ir žmonijos ateitį. Ir aš pagalvojau, vau, štai mes dabar dirbame su transcendencija, o jis kalba apie transcendenciją ir daug kas susijungia. Tai rodo, kad turime kažką ypatingo. Yra kažkas, kas mus iš tiesų vienyje. Ir tai yra ypatinga visų žmonių savybė. Kažkas, ko mašina niekada negali atkartoti. Tai mūsų siela, mūsų etika. Kai popiežius Pranciškus kalbėjo apie eros pasikeitimą, o ne apie pokyčių erą, jis iš esmės patvirtino apokaliptinės padėties egzistavimą kaip faktą. Tuomet aš ir priėjau prie išvados, kad turime sukurti pasaulinę teisinę duomenų valdymo architektūrą. Aš paskambinau IBM, Cisco ir kitų didelių įmonių prezidentams ir mes parašėme pirmą dokumentą apie algoritmų etiką, Romos raginimą dėl dirbtinio intelekto etikos. Tai yra tai, kas man labiausiai rūpi. Aš noriu išreikšti ypatingą padėką profesoriui Andreoliui už kvietimą dalyvauti šiame nuostabiame renginyje, 10-ajame kasmetinėme pasaulinių pokyčių lyderių susitikime, kuris, kaip sakėte, subūrė pasaulio lyderius. Įvairių pozicijų pasaulio taikos judėjimų lyderiai susirinko aptarti, kaip tęsti procesą ir kaip mes galime toliau bendradarbiauti. Ir nuostabu, kad susirinkome tokioje dvasingoje vietoje kaip Vatikanas. Tai vienas iš svarbiausių pasaulio krikščionybės centrų ir ne tik krikščionybės. Čia atvyksta visų religijų atstovai. Aš labai didžiuojuosi, kad prisijungiau prie Gabrielė nuo pat pradžių. Man tai didelė garbė. Jis nusprendė įkurti šią organizaciją prieš kurį laiką ir mes tikrai kartu prie to dirbome. Mes augome kartu ir matome sėkmę, kurios pasiekėme per 10-asias mūsų įkūrimo metinės. Šiandien aš labai didžiuojuosi šią knygą, tokia įkvepiančia knyga. Tai nuostabus džentelmenas. Jis turi gilų ryšį su žmonėmis, su žmonija ir praktišką supratimą to, kaip užkariauti širdis ir palengvinti mokymasi,
kartu paliekant erdvės nežinomybei, kad būtų pasiektas transcendentinis būdas suburti nuostabius žmonės, jaunimą, žmonės iš skirtingų kultūrų ir bendruomenių. Ir tai yra pasaulinių pokyčių lyderių menas. Geriausia yra suburti žmonės. Žmonės, kurie yra tokie malonūs ir nuostabūs. Man tai patinka, tai neįtikėtina. Mums labai pasisekė, kad galime tai daryti. Todėl mūsų pareiga pasidalyti tuo su visais žmonėmis pasaulyje. Susitikimas baigėsi šventomis mišiomis, pagerbint IASC pasaulinių pokyčių lyderių iniciatyvos 10-asias metines. Šventė vyko Santa Marijos bazilikoje Montesante, o jai vadovavo jo ekscelencija monsinjoras Antonijo Staljano, Popiežiškosios technologijos akademijos prezidentas ir menininkų bažnyčios rektorius. Šiandien, per pasaulinių pokyčių lyderių susitikimo pavyzdį, mes matome, kaip būtent čia, Vatikane, dvasinėme ir moralinėme žmonijos centre, gimsta naujas pasaulinės lyderystės formatas, pagrįstas dvasinė ir moralinė atsakomybė. Čia formuojasi tikro bendradarbiavimo dialogas. Dialogas, kuriame tikėjimas susitinka su intelektu, o mokslas įgyja moralinį matmenį, atverdamas kelią dvasinės diplomatijos ir sąmoningo pasaulio erai.